Kaip Abraomo susitarimai pakeitė jūsų gyvenimą? Pirmą kartą tai man suteikė vilties ir naują požiūrį. Esu buvęs Jaja, esu buvęs Maroke, susitikau su ten gyvenančiais žmonėmis. Visur, kur lankiausi, pasakiau jiems, kad esu iš Izraelio ir jie mane labai šiltai priėmė. Aš tikrai jaučiausi taip pat, kai atvykau į ją. Tai buvo viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur iš tikrųjų matai tikrą sugyvenimą. Jie priėmė paskutinius Jemeno žydus, likusius Jemene. Juos iš esmės išvijo husių kovotojai, o jie suteikė jiems namus, pastogę ir viską, ko reikia naujam gyvenimui pradėti. Jei turėtumėte vieną žinutę, kurią galėtumėte perduoti šeichui Zaidui, kokia ji būtų? Prašau ir toliau įkvėpti daugiau arabų lyderių šiame regione. Kuri šalis tikitės kita prisijungs prie Abraomo susitarimų? Tikiuosi, kad vieną dieną Izraelis ir Jemenas pasieks taiką. Esu kilęs iš Jemeno žydų šeimos. Turiu draugų iš Jemeno, kurie iš tikrųjų yra musulmonai. Ką manote apie Izraelio ir Libano taikos sudarimą? Atrodo, kad tai arčiau nei bet kada anksčiau. Kokia yra jūsų viltis ateičiai? Kad Abraomo susitarimai ir toliau plėstųsi. Noriu matyti visas Persijos įlankos šalis, įskaitant Saudo Arabiją. Manau, kad Abraomo susitarimai taip pat įrodė, jog tai daugiau nei tik turizmas, tai daugiau nei tik verslas. Izraelis nusintė geležinio kupolo baterijas į Jujaną ir iš tikrųjų gynė Jujanam nuo balistinių raketų, kurias paleido IRGC. Žinote, tai visiškai nauja regioninė tvarka. Aidi, buvo labai malonu su jumis susitikti, labai ačiū už šį interviu.